Pirmas bandymas gavosi toksai, o čia užsisakiau kažką naujo. Taigi, kaip suprantu, mokysimės kartu. Žinot, kaip būna renginiuose bulvės. Brangios bulvės. Taigi, sakau, reikia pačiai pasidaryti. Pirmas bandymas gavosi toksai, dabar tik tai ką, į riebaliuką pakepyti su prieskoniukais ir ko, ne desertas? Esu belia kaip patenkinta savo virtuvės baldais, bet trūksta šiek tiek patogumo. Tai užsisakiau keletą dalykėlių. Aš juos pavadinau prieskonių laiptukais. Tai va, išsitraukia šitaip, galima prasilgyti. O. Ir prieskonius laikiau iki šiol tokiam sukamam padėklį. Jisai labai geras, bet tikrai ne tam. Sukrauti ant laiptelių atrodo šitaip labai patogu, matysis, kokie prieskoniai baigėsi ir labai patogu atrodo paimti, o šitą padėklą panaudosiu kai kur kitur. Taip suki ir nėra galo. Aš jį naudoju susidėti didesniem produktams, labai patogu. Kas, manau, yra privaloma turėti kiekvienai šeimininkai? Tai toksai, kaip skėtelis. Ir čia jisai skirtas uždengti vaisiam, mėsytai, ypač to šiltuoju metu, kai visokie musiukai skraido. Dar užsisakiau išmanę rozetę, kuri palaikys norimą vienodą šilumą. Tai aš jį naudosiu šiltnamy ir žiūrėkit. Pašildom su pirštiuku ir užsidega mėlyna lemputė. Turiu namuose problemą, iš krano bėga labai karštas vanduo ir prašau vyro, kad sutvarkytų, taigi su šituo daiktu, manau, viskas pavyks. Pabaigai, užsakiau dar vyrui keletą galvučių suktukui, nes jų visą laiką būna per mažai.